Jeigu praeivų gatvėje paklaustume, kuri lytis, vyrai ir moteris, pasižymė didesniu emociniu intelektu, aš galiu, šiaip tai čia idėja yra socialiniam eksperimentui, paklausti gatvėje žmonių. Ok, bet tai grįžtų prie minties. Tai aš nebejoju, kad vienbalsiai būtų vienas dominuojantis atsakymas, kad moteris pasižymė didesniu emociniu intelektu. Jeigu mes pažiūrėtume dabar emocinio intelekto apibrėžimą, tai skamba taip. Emocinis intelektas yra žmogaus gebėjimas atpažinti savo ir kitų žmonių emocijas. Tuo pačiu emocinis intelektas yra gebėjimas, nepaisant emocinio fono, priimti sprendimus savo galva, neįtakojamam emocijų. Reiškia išlikti racionaliam per emocijų antplūdį. Aš manau, kad mes vyrai galėtume iš moterių pasimokyti, kaip atpažinti savo emocijas. Dažniau įvardinti savo emocijas ir suprasti, kad jaučiuosi gerai nėra emocijos įvardinimas. Aš galiu jaustis pakilėtas, laimingas, nuliūdęs, prislėgtas, motyvuotas ir panašiai. Tuo tarpu gerai, tokia emocija apie nieką. Jos nėra, tiesiog gerai nėra emocija. Tuo tarpu moterys galėtų iš mūsų vyrų pasimokyti, kaip išlikti ramesniem. Kaip išlikti ramesniem per emocijų audrą. Kaip išlikti racionaliom. Pasimokyti to iš savo vyrų. Tai abi lytis yra labai unikalios ir labai skirtingos. Tuo pačiu, tas mečas, kaip dangui padarytas tarp vyro ir moterų, mes tokie skirtingi ir tuo pačiu vieni kitus papildom.